Šiandien mūsų tema - imunitetas mūsų angelas sargas. Aš užsiminiau, kad transfer faktoriai ir For Life kompanija tai yra ląsteliniu lygiu veikianti kompanija. Ir šiandien mėginsiu paaiškinti, kodėl. Nes imunitetas yra iš tikrųjų mūsų angelas sargas. Mes kiekvieną dieną absoliučiai susidurėme su virusais, bakterijomis, parazitais, grybeliais, svetimais baltymais ir mūsų viduje gaminasi pažeistos ląstelės. Ir su visu šitu mums nedraugišku pasauliu, kadangi mes negyvename stiklo burbule, reikia susitvarkyti ir susidoroti. Šiaip gamta mus apdovanojo tokiamis galimybėmis. Mes turime labai puikias priemonės, tačiau dažnai mes patys nesirūpiname, kad jos gerai dirbtų. Tai imunitetas lotyniškai vadinasi išsilaisvinimas, išsilaisvinimas nuo visų šitų pažeidėjų ir blogiukų, kurie mus kasdien puola. Ir būtent organizmo sugebėjimas ne tik apsiginti nuo bakterijų, virusų, grybelių, juos mes įvardiname kaip genetiškai svetimos mums medžiagos, tai yra apskritai viskas, kas yra už mūsų, yra mums svetima. Bet ir pašalinti pakitusias ar mirusias ląsteles, nes svetimi baltymai, svetimos medžiagos susidaro ir mūsų viduje. Ir palaikyti mūsų organizmą švarų ir gerai veikiantį. Tai kenksmingos medžiagos iš aplinkos patenka pas mus per plaučius. Mes kasdien, jeigu gyvenam ypatingai mieste, įkvepiam labai daug teršalų. Ir jeigu mes kvėpuojame ne per nosį, o per burną, o mums yra gamta davusi nosį, kad mūsų nosį esančios gleivinės sugaudytų visus virusus, bakterijas ir sakysim, teršalus, kenksmingas daleles ore, ir išsipūtę nosį mes visą tai pašalintume. Indai tai labai puikiai žino, plaudami kas rytą nosį ir panašiai. Plaučius, jeigu mes kvėpuojame neteisingai, vėlgi, sakysime, plaučiai nesugeba mūsų aprūpinti deguonimi ląsteles ir panašiai, todėl plaučiai, gleivinės yra labai svarbus mūsų gynybiniai tokie faktoriai. Skrandis ir žarnynas, apie kurį kalbėjom praeitą kartą, tai jie turi veikti puikiai, todėl kad maistas, net ir pats geriausias, kokybiškiausias maistas, jisai vis tiek turi būti sukramtytas, o nesukramtytas jau jisai tampa mums kenksmingu. Ir jeigu skrandyje mes neturime gerai rūgšties arba žarnyne neturime pakankamai gerų bakterijų, tai ir žarnyno gleivinė yra netinkama, visa tai patenka į kraujotaką, ką mes jau kalbėjom praeitą kartą. Na ir oda, jeigu mes ją prižiūrime, jeigu mes jos neprausime dažnai muilais, jeigu mes įleidžiame detoksikuotis, ji yra mūsų apsauginis barjeras. Ir jūs matote čia mūsų apsauginiai organai, taip, kaulų čiulpai, kur gaminasi imuninės ląstelės, blužnis, kur bręsta mūsų imuninės ląstelės, pėrio plokštelės, kurios yra mūsų imuninės, reiškia, žarnyne mūsų, taip. Apendiksas yra atsargos mūsų imuninių ląstelių, limfiniai takai, per kuriuos valosi visi teršalai ir įsimeta, ir limfmazgiai, kur vyksta koncentracija mūsų imuninių ląstelių. Taip, čiobreliaukė, kurią mes gimę turim kaip didelę tokią šviežią organą, tačiau sensant čiobreliaukė nyksta ir netlieka savo imuninių funkcijų. Tai štai kiek mes turime tokių imuninių organų. Tačiau norim, nenorim, gyvenimas teka savo vaga ir įvyksta tokie ūminiai uždegimai, kada mes įsipjaunam, įsibrėžiam, nukrentam, pasigaunam virusą, bakteriją, susirgam ir panašiai. Bet su to ūminiu uždegimu per kelias dienas, per savaitę, per porą savaičių mes susitvarkom, net jeigu ir nelabai organizmui padedam. Nebent jeigu tikrai, pavyzdžiui, giliai susižeidžiam ir jeigu neprižiūrim žaizdos, nepadedam išsivalyti mūsų tai žaizdai, tai infekcija gali tikrai išplisti ir užtrukti daug ilgiau negu 2 savaitės. Tai imuninės sistemos atsakas būna toks, kad, kaip sakiau, mūsų organizmas yra apdovanotas apsaugom ir, pavyzdžiui, jeigu pakyla temperatūra, visą laiką sakau,
temperatūros pakilimo nenumušinėkit vaistais, nes tai yra natūralus mūsų imuninės sistemos atsakas pakelti temperatūrą, kad karštyje virusai žūtų. Tačiau, kada mes numušinėjam temperatūrą, mes neleidžiam pačiai imuniniai sistemai susitvarkyti su virusais. Jeigu mes suvalgom blogą maistą, mus pykina, tai yra gleivinė, žarnyno gleivinė, kylančios žarnyno skrandžio rūgštys, tiesiog nori kuo greičiau atsikratyti tai tom visom bakterijom, kurias mes suvalgėm. Taip, lygiai taip pat kaip viduriavimas, tai tokiu atveju geriau gerti daugiau vandens ir leisti išsivalyti, išsiplauti organizmui, negu imtis kažkokiu tai vaistų. Lygiai taip pat prakaitavimas, paraudimas, kosulys, čiaudėjimas, visa tai yra imuninės sistemos atsakai. Nesigriebkite antibiotikų ir vartokite juos tik pačiu paskutiniu momentu, nes, kaip žinia, antibiotikai mūsų išdegina mūsų žarnyną ir jį palieka kaip išdegusi lauką, bet virusų, jeigu mes užsikrėtėm virusinę infekciją, virusų antibiotikai nežudo, jie žudo tik tai bakterijas. Ir mes atlikę kraujo tyrimą galim pamatyti, jeigu leukocitai yra padidėję, tai yra tikrai bakterinė infekcija ir tada jau galima kreiptis į gydytoją ir daryti išsamesnius tyrimus ir griebtis tuomet jau rimtesnio gydymo. Tačiau dažnai sakysim, tai paskauda galvą, tai paskauda kažkur šoną, tai kažkur sąnariukai paskauda. Ir jeigu mes nekreipiam dėmesio, tai tie tokie ūminiai uždegimai negydomi, nepašalinami iš mūsų organizmo, pereina į lėtinius uždegimus ir per jau dešimtmečius, jau ne per savaitę ir ne per mėnesį, o per metus ir kitus tampa lėtinėmis ligomis. Ir vėlgi čia dalykas toks, viskas 80% priklauso nuo jūsų elgesio su savo kūnu. Jeigu mes pulsim gydyti vaistais, mes tiesiog gesinsime pasekmes, bet nepašalinsime priežastis. Todėl visada, kada yra kažkokios tai sveikatos, reikia galvoti, iš kur. Bet tiesiog kapstytis po savo tą anamnezę vadinamą ligų atsiradimo priežastis ir galvoti, ką aš galiu padaryti, kokias šaknis išrauti, kad jos tenais neaugtų, nesidaugintų. Nes jeigu žinot, kad piktžolė, jeigu nukirpsite tik žemės paviršiuje, liks šaknis, ji vis tiek toliau žels. Tai konkretinant, noriu pasakyti taip, kad mes turime pirmąją gynybos liniją, tai yra oda, gleivinė, natūralią mikroflorą, mes ją atsinešam gimdami. Ir apytiksliai 70–80% imuninių ląstelių yra žarnyne. Kaip rūpinti žarnynu mes jau išmokome, nes ląstelės, kurios esą gleivinėje, tos Pierio plokštelės vadinasi, limfiniuose audiniuose ir žarnyno limfmazgiuose. Antra gynybos linija tai yra mūsų fagocitai. Įgimtas imunitetas, jisai nespecifinis, nes jau čia yra mūsų apsaugos ląstelės. Ir va šitie fagocitai, kurie yra makrofagai ir neutrofilai, jie suvalgo, suryja, sunaikina patogenus ir yra praktiškai pagrindiniai įgimto imuniteto gynybininkai, kurie pamatė, atpažino, prarijo ir sunaikino blogiukus patekusius į mūsų organizmą. Ir trečia mūsų gynybos linija, apie kurią šiandien kalbėsiu daugiausia, tai jau yra įgytas imunitetas, jisai vadinamas dar kitaip specifiniu, tai yra antikūnai T ir B limfocitai. Aišku, jums čia klientams savo nereikia visą tai aiškinti, svarbiausia, kad jūs suprastumėt patys, kas vyksta ir kodėl tie transfer faktoriai reikalingi ir ką jie daro mūsų imunitetui, kurioj vietoje jie čia daro savo reikalą. Kada jūs patys suprasite, tada galėsite paaiškinti ir savo klientams. Tai va, tas mūsų trečioji gynybos linija suaktyvėja tik tai tada, kada susiduria su svetima medžiaga ir specifiškai veikia tik prieš konkrečias svetimas molekulės. Tai va, specifinis įgytas imunitetas, kuris susidūręs, sunaikina ir įgyja atmintį. Tai yra atminties ląstelės, kad antrą kartą susidūrus jau su tokiu virusu ar bakterija arba antigenu, tai vienu žodžiu jau imuninė sistema turi atminties ląsteles ir greičiau susitvarko. Tai štai kokia yra mūsų didelė apsaugininkų armija. Va, tokia spalvota, didelė ir žinot, svarbiausia, kad jinai būtų taip.
apmokyta, žinotų, kada atsibustų kilti į mūšį, atpažintų priešus, sunaikintų priešus ir eitų ilsėtis. Nes vada, kada ta armija pradeda daryti nesąmonės, prisigeria, kaip aš sakau, ten brendžio ar šampano ir eina išprotėjusi daužyti viską, kas po ranka papuolė, tai vat ir prasideda imuninės sistemos sutrikimai. Tai vat matom, kad labai daug tų imuninių ląstelių ir jos vat yra čia B ląstelė, toksai B limfocitas, apie kurį kalbėsime, T limfocitas, helperiai ląstelės ir pamatysim, ką jie visi daro. Tai jeigu jūsų klientas arba jūs patys norėtumėt suprasti, kur yra žmogaus imuninė sistema, kurioj vietoj, tai praktiškai jinai yra visur. Ir baltieji mūsų kraujo kūneliai, matot, baltojo kraujo ląstelė yra vadinama imuninė ląstelė, yra praktiškai visose mūsų kūno vietose. Ir pradedant mūsų išorę, baigiant mūsų viduje. Tai yra burna, nosis, plaučiai, žarnynas, oda. Ir jų paskirtis tuoj pat naikinti blogiukus. Ypač gausu baltųjų kraujo ląstelių mūsų limfmazgiuose ir blužnyje. Na, va čia yra blužnys, o limfmazgiai jau mes žinome, labai daug žarnyne limfmazgių yra praktiškai 70% limfmazgių yra žarnyne. Ir va šitie organai pirmiausiai reaguoja infekcijos atsaką. Tai imuninė ląstelė saugo mus įvairiais būdais. Vienos, kaip matėt, va jos skirtingos, praryja mikrobus. Kitos gamina tuos tokius vadinamus antikūnus, kaip aš sakiau, ragatkės, tokius I raidės prietaisus, kurie laksto po mūsų skysčius ir ieško blogiukų ir prisikabina juos. Tačiau, nors mus sauganti kariuomenė, jeigu ji gerai veikia, saugo, ji retkarčiais pavargsta. Ir labai mums svarbu pajausti, kada jinai pavargusi, padėti jai atsišviežinti, atsinaujinti, nes kariai pasensta, numiršta. Taip, juos reikia pakeisti naujais, naujus karius reikia apmokyti. Taip, ir visa taip vyksta toksai mūsų gyvenimas organizme. Tai mūsų organizme vyksta tokia kova. Pirmiausia, sienų apsauga, kurią kalbėjome ir kurią reikia rūpintis kasdien. Oda, gleivinė, rūgštis mūsų skrandžio, taip, ir tam tikrose vietose, kur jinai reikalinga, pakankamas kiekis gerųjų bakterijų visose šituose mūsų sienų apsaugose, na ir rūgšti aplinka mūsų ne tik skrandyje, bet ir, sakysim, lytinių organų gleivinė yra labai svarbi, nepraleisti tiek iš čia, tiek iš apačios blogiukų į mūsų vidų. Antras dalykas yra žvalgai. Tai yra ląstelės, kurios keliauja iš vienos organizmo vietos į kitą ir tikrina, kaip ten ląstelės jaučiasi. Ar jos nepažeistos, ar jos nesusirgo, ar jos neįlindo koks virusas, ar jų nepažeidė kokia bakterija, kokios jų sienelės ir panašiai. Ir tie žvalgai informuoja ir praneša, aha, pamačiau, bakterijos, virusai, blogiukai, svetimai, sugedusios ląstelės ir reikia greitai pranešti kitoms ląstelėms, kurios užsiema tvarka. Ir tuomet kviečiami šauktiniai, perduodamas tam tikras signalas ląstelėms tvarkytojoms, kurios izoliuoja, sunaikina ir pašalina tai, ko mums nereikia. Bet įvyksta mikromūšiai, bakterijos ir virusai nepatenkinti, jie nenori pasišalinti. Todėl vyksta tokie mikromūšiai, kurie ir išeina kosuliu, čiauduliu, vimimu, viduriavimu. Na ir aišku, tikras karas prasideda tada, kada vyksta rimtas uždegimas, lėtinis uždegimas, kada karas nenurimsta ir imuninė sistema įsisiautėja, tuomet vyksta imuninės sistemos užturbinimas, kaip aš sakau, kada jinai pamiršta išsijungti. Taigi, imuninis atsakas vyksta 3 etapais. Sukonkretinkim. Svetimos medžiagos atpažįstamos ir pateikiamos imuninės sistemos ląstelėms tvarkytojoms. Toliau imuninės sistemos ląstelės tvarkytojos organizuoja atsaką karą arba mikromūšius ir sunaikina.
Tai pirmos ląstelės yra tokios makrofagai, natūralūs kileriai, jie pasirodo pirmi, praryja, suvirškina ir toliau, dar nesibaigia visas reikalas, o siunčia signalus T ląstelėms. Limfocitai gamina antikūnius, tokias ragatkės prieš blogiukus vadinamus antigenus, svetimus baltymus. Ir T limfocitai atakuoja pažeistas kūno ląsteles ir sunaikina. Čia vat mūsų tikrieji kariai. Tai atpažinimas ir sunaikinimas yra būtent teisingo atsako svarbiausias dalykas. Ir kai sakoma, vat jos stiprus imunitetas, jinai ten dirba, klinikose susitinka pastoviai su sergančiais žmonėm, be kaukės dirba ir niekad nesuserga. Tai aš sakau, va tokia šaunuolė gydytoja, jinai turi stiprų arba, kitaip tariant, teisingai veikianti imuninį atsaką. Todėl, kad jos organizmas pamatė bakterijas arba toksinus, taip, josios gleivinėje gyvena imuninės teisingos ląstelės, kurios nužudo jas. Tačiau kitų atveju, jeigu mes neturim teisingo atsako, va tos kariuomenės, kuri organizuoja teisingą atsaką, nesunaikinamos ir virusai, bakterijos dauginasi, kaupiasi pažeistos ląstelės ir išsivysto, na čia parašyta vėžys, bet nebūtinai vėžys, tai yra tokios sunkios ligos, uždegiminės ir autoimuninės ligos. Tai, kai ląstelė patiria pavojų, viena mūsų kūno ląstelė, ji sintetina tokius šauklius, tuos informacijos nešėjus, vadinamus citokinais, kurie pasklinda po mūsų organizmą ir perduoda informaciją kitoms ląstelėms. Ir tada imuninės ląstelės dauginasi, gamina tuos antikūnus, šitas ragatkės, kaip aš sakau, B ląstelė gamina ragatkės, jom šaudo ir ieško, kur yra virusai. Ir tokius prisijungusius virusus, štai šitie trikampėliai, tokie I raidės formos, antikūnai, prisijungia virusą ir tokį junginį labai gerai suvalgo mūsų makrofagai, tie valgytojai, taip, panaikina. Tai dar kartą, kad viskas būtų aišku, B ląstelės gamina štai tokius ragiukus, specialų ginklą antikūnus ir jie jungiasi prie blogiukų, vadinamų patogenais ir padeda imuniniai sistemai greičiau atrasti tokius junginius. T helperiai, ląstelės pagalbininkai, padeda B ląstelėms gaminti šitos antikūnius ir sustiprina makrofagų gebėjimą juos suvalgyti. Ir tarp kitko, T helperiai, štai šitos ląstelės gamina ir transfer faktorius. Mūsų organizme truputėlį gaminasi ir pačių transfer faktorių. Tačiau T helperiai turi būti taip pat apmokyti. Ir už tai, kai gimsta kūdikis, mūsų visos T ląstelės būna naivios, jas reikia apmokyti. Ir būtent susidūrimas su įvairiausiais tokiais priešais, taip patogenais vadinamais, taip, įgauna atmintį, įgauna patirtį ir apsimoko. Tačiau T helperiai kartais pavargsta, pasensta, nėra pakankamai mokytojų. Ir už tai nepakankamai organizme būna ir transfer faktorių. T killeriai, tai yra tokie ląstelės naikintojus, iš karto žudo, tai čia yra mūsų gynybinė linija numeris 1, taip pat yra smogikų šeimos kūneliai, kurie naikina užkrėstas virusų ląsteles. Tai jeigu tai aiškiai jums parodyt, kur čia mums įpaišyti tuos transferius ir su kuo jie draugauja, tai dar kartą, jeigu mes pažeidžiame, sakysim, įsidūrėm rakštį, taip, mūsų barjerą pažeidėme, odos barjerą ir čia pateko, reiškia, kažkokie tai bakterijos ir panašiai. Iš karto natūralūs killeriai nužudo blogiukus, kurie patenka. Sakysim, ant medžių buvo ten kažkokie tai taršalai ir dar kažkas, tai kas mums nereikalinga kūnui ir natūralūs killeriai iš karto bam ir infekcijos židinius pašalina. Makrofagai suvalgo ir panašiai. Tačiau parausta ta vieta, užsidega ir tai atsitinka dėl citokinų. Todėl, kad citokinai tai yra, kai jūs pakeliat ragelį ir sakot, alio, čia greitoji, atsitiko nelaimė.
Tai va tas jūsų balsas, kuris praneša greitai, kad alio, greičiau važiuokite, ten insultas, infarktas, žmogų reikia gelbėti, ir yra citokinai signalinės molekulės. Ir taip pat mūsų transfer faktor molekulė, reiškia amino rūgštis šitos, yra lygiai taip pat va tie va signalai, kurie padeda susišnekėti visai šitai armijai. Tai va citokinai, jie sukelia skausmą, uždegimą, temperatūros pakilimą, o transfer molekulės tik tai perduoda signalą nuo vienos ląstelės kitai. Taigi, koks transfer faktor vaidmuo uždegimo metu? Aš jau nepasakoju, kaip, kur, ten viską jūs jau žinote, tai tiesiog, kad jūs suprastumėt, jog transfer faktorius veikia kaip imuninės sistemos žinynas. Kai organizmas susiduria su bakterijomis, virusais, transfer faktor padeda va šitoms T limfocitams ir natūraliems kileriams, va toms žudikiams ląstelėm greičiau reaguoti, nes jos gauna informaciją, kaip kovoti, kad kitos imuninės ląstelės galėtų greičiau reaguoti. Taip, tai yra greitesnė aktyvacija. Uždegimo metu imuninės ląstelės turi greitai atpažinti, kas yra draugas ir priešas. Ir jeigu mes turime mažai tų T limfocitų, jos negamina tų mūsų transfer faktorių, taip, vadinasi, ir mūsų imuninis atsakas nevyksta taip greitai, kaip mums reikalinga. Todėl transfer faktorius, mes sakom, yra moduliatorius. Jis padeda išlaikyti balansą tarp uždegimą skatinančių ir uždegimą slopinančių mechanizmų. Nes jeigu įvyko karas, susidorojo mūsų imuninės ląstelės su priešais, kariuomenė turi eiti ilsėtis. Ir tai yra labai svarbu, nes per stiprus uždegimas gali toliau atakuoti savus audinius ir pažeisti mūsų, netgi, sakysim, organus. O per silpnas tiesiog nesusidoros net su paprasta infekcija. Ir būna žmonės tik nespėja pasveikti ir vėl serga. Tai pagalba kovojant su lėtiniais uždegimais, kad neišsivystytų lėtinės ligos, transfer molekulės moko ir padeda išmokyti naujai atsiradusius mūsų karius, imuninės sistemos ląsteles, kad jos efektyviau kovotų ir neleistų toliau vystytis lėtiniams uždegimams. Taip, kurios būtent sukelia virusai ir autoimuniniai procesai. Tai va toks nusilpęs imunitetas, ir nusilpęs imunitetas tai reiškia sutrikusi imuninės ir kitų sistemų adaptacinių, reguliacinių mechanizmų pajėgumui, tai yra mūsų tų kraujotakos sistemos, hormoninės sistemos, nervų sistemos, limfinės sistemos. Taip, visas šitas imunitetas išreguliuoja visas mūsų organizmo sistemas. Ir toliau žmogus tiesiog pradeda birėti kaip tas surūdijusi mašina arba tas sugedęs kažkoks tai mechanizmas. Taip. Ir dažniau pradeda sirgti ne tik infekcinėmis bakterinėmis lygomis, bet ir pradeda pamažu kauptis mutavusios ląstelės. Kasgi mus silpnina tą mūsų imunitetą? Tai va stresas, netinkamas mūsų gyvenimo būdas, blogas poilsio miego režimas, aišku, užterštumas, chemija, netinkamas maitinimasis, judėjimo stoka, net atrodo tokie nekalti vaistai kaip nuo miego, arba ten, sakysim, hormoniniai moterims vaistai nuo pastojimo, jie išreguliuoja mūsų hormoninę sistemą ir silpnina mūsų imuninę sistemą. Taip. Na ir kas labai svarbu, išryškinau, vitamino žemas D kiekis, omega 3,6 balansas, galbūt mes apie jį ir pašnekėsim. Kas rodo, kad tas mūsų imunitetas silpnas? Tai jeigu mes sergam dažniau negu 4 kartus per metus, vadinasi tikrai imunitetas silpnas. Jeigu atsibudom ryte, negalim išlipti iš lovos, arba jeigu vidury dienos mums reikia kažkokių tai stimuliatorių, kavų ir panašiai, vadinasi tikrai mes nepakankamai išsimiegojom, nepakankamai turim imuninį stiprų atsaką susidoroti su organizme vykstančiais procesais. Sąnarių, raumenų skausmas, įvairios alergijos, depresinė nuotaika, prastas apetitas arba nuokrypiai, kažko tai norėjimas, kažkokių tai tokių net ir nenormalių dalykų. Taip, ne tik noras saldaus, sūraus, ten rūkyto ar panašiai, bet būna taip, kad žmonės ten nori molio kokio nors ar dar kažko tai, taip. Bėrimai, uždegimai, paburkimai,
prakaitavimas, prasta plaukų būklė, taip, odos prasta būklė, visa tai rodo, kad imuninis atsakas silpnas, yra pažeisti mūsų imuninė barjeras, taip. Tačiau kartais, vat, kaip sakiau, ta kariuomenė užsiturbina, o kadangi mūsų imuninės ląstelės dirba tamsoje, tai jisai nemato, ką atakuoja, ir jisai atakuoja viską iš eilės. Ir va tokiam užsiturbiniam atsakui, esant per stipriam, išsivysto autoimuninės ligos, reumatoidinis artritas, raudonoji vilkligė, išsėtinė sklerozė ir taip toliau, ir alerginės reakcijos. Taip? Tai va, autoimuninių ligų atsiradimo priežastys yra ne tik genetika, bet ir aplinkos veiksniai, bet tie lėtiniai uždegimai atsiradę iš netvarkomų uždegimų, hormoniniai veiksniai, ypač vaisingo amžiaus moteriams, žarnyno mikrobiotos pokyčiai, taip, ypatingai parašiau po antibiotiko kurso, taip, ir stresas, infekcijos, netinkama mityba ir vėlgi D, cinkas, selenas. Vitaminas D, cinkas, selenas tai yra mūsų imuniteto statybinės plytos. Na ir jau žinot, kad akademikas Gordinskis sakė, kad visos infekcinės lygos tai blogai dirbanti imuninė sistema. Ir alerginių susirgymų 95% blogai dirbanti imuninė sistema. Ir praktiškai visos autoimuninės lygos tai blogai dirbančios imuninės sistemos darinys. Taigi, nesakykite, kad ten transfer faktoriai stiprina imuninę sistemą. Tai yra neteisingas posakis. Reikia sakyti, transfer faktoriai subalansuoja imuninę sistemą, nes mums reikalingas balansas. Mums nereikalinga per silpna ir per stipri. Mums reikalinga subalansuota. Ir va čia transfer faktoriai gali būti naudojamas pasakyti, kad tai yra moduliatorius lėtiniams lygoms, autoimunėms ir imunodeficitiniams būklėms. Na ir žinoma, tas karvės priešpinis, ką jūs galėtumėt paklausti, motinos pirmieji lašai, taip, paklauskite savo klientų, ar jūs gimę gavote pirmųjų motinos pieno lašų, vadinamų priešpenių, taip, nes vat būtent tas priešpenis, kuris išsiskiria per pirmasias valandas, galima sakyti, jame yra tie imunoglobulinai, yra tie transferiai, tas visa sukaupta mūsų protėvių informacija, kaip jie išgyveno tūkstančius metų ir kad vat su pirmaisiais tais lašais visą tą failą perduotų savo kūdikiui, kurio imuninės ląstelės visiškos kvailos, visiškai nemokytos, visiškai naivios. Jos tik tai gavosi, bet tavo pirminė mūsų gynybinė linija, bet jinai yra neapmokyta. Jos IQ yra nulinis, taip. O mūsų prosenelės žinojo, kad krekenos nuo karvės taip stiprina imuninę sistemą ir vat būtent, nestiprina, bet tvarko imuninę sistemą ir būtent gerdavo ir tepdavosi veidus, kad būtų jaunas, gražios ir panašiai. Taip. Tai va, tai čia va tas ir parašyta, kad va, programėlė yra perduodama mūsų kūdikiams. Na, taupant laiką, aš truputėlį paskubėsiu. Taip, tai va, tai transfer faktorius yra mažos tokios molekulės, sudarytos iš peptidų, iš mažučių peptidų. Tiesiog prisiminkit žodį transfer faktor, tai yra mažyčiai peptidai, ne baltymai, o peptidai. Taip, jas gamina T limfocitai. Tačiau jų nepakanka, per mažai ir tie limfocitai tai gali būti naivus, neapmokyti. Taip, jos yra specifinės, jos neša informaciją apie blogiukus ir jos neša informaciją mūsų kariuomeniai. Taip, ir unikalus bruožas, kad transfer faktoriai gali būti perduodami kitam individui iš motinos į kūdikį ir tai yra mūsų imuninė atmintis. Taip, na čia labai gražiai paveikslėlėje parodyta tokia struktūra, kad va šita tokia transfer molekulė, kuri juda prie va štai tos I raidelės, taip, jinai prisijungia prie imuninės ląstelės, perduoda tą informaciją ir va jau citokinai, va tos informacinės molekulės pasklinda po organizmą ir organizuoja kariuomenę, kelkis. Tai va čia yra mūsų tie alio, greitoji, greičiau įvyko nelaimė. Taip? Tai jos perduoda atmintį, atpažįsta ir leidžia tiesiog efektyviau sukovoti su patogenais. Pastoviai kartoju, kad jums užsifiksuotų šie žodžiai. Šios molekulės yra biologiškai aktyvios, turi unikalią savybę skatinti arba slopinti imuninį atsaką. Ir kai jūsų klientas paklaus, tai kiek man gerti tų transfer molekulių, gal aš čia pagersiu ir viskas, ar ne? Nereikia, nes aš užturbinsiu imunitetą. Ne,
todėl kad imuninės ląstelės atgyveno savaitę, mirė, gimė naujos. Ir kas savaitę mums reikia vėl naujų kokybiškų mokytojų. O iš kur juos gauti? O Harvardo universitetas gamina transfer molekulės ir siunčia į jūsų organizmą. Tai vad ką pasakyti klientams. Tai ir pasakykite, kad vienas iš priešpenio komponentų yra transfer molekulės, mažos peptidų struktūros, kurios moduliuoja imuninį atsaką. Jos atsiranda tik tuomet, kada susiduria su patogenais, su blogiukais, o jos susiduria absoliučiai kasdien. Taip, praktiškai galima sakyti kiekvieną minutę ir kiekvieną sekundę. Ir kada mūsų imuninė ląstelė, baltoji imuninė ląstelė T limfocitas susiduria su priešu, ji gamina signalą transfer molekulę. Va tą, taip, ji informuoja žudikės ląsteles, kad greičiau žudytų blogiukus. Ir jeigu taip pasakyt, mano imunitetas stiprus, nereikia. Tai va, natūralių kilerių tų ląstelių organizme, aktyvių ląstelių pastoviai turi būti 200-250. O tyrimai rodo, realiai Europoje, jų vidutiniškai žmogaus organizme, vidutinio amžiaus žmogaus organizme yra tik 50-80 aktyvių žudikių ląstelių. Tai yra galima sakyti 4 kartus mažiau. Todėl galima sakyti, transfer faktorius palaikomąją dozę galima vartoti absoliučiai kasdien. Ir aišku, baisioji statistika, kad kažkas tai sugalvojo, kad motinos priešpenis yra nekokybiškas pienas. Ir jeigu žmonės gimė šitame tarpe ir negimė namuose, ačiū Dievui, mane mama gimdė namuose ir aš gavau pirmasias molekulės, galbūt dėl to mano toks imunitetas ir tvarkingas ir gerai dirbantis. Tai žmonės negavo ir jeigu jie negavo ir neatsakė į tą klausimą, ar jūs maitino mama pirmaisiais pieno lašais, jiems būtinas transfer faktorius. Ir praktiškai, kaip jūs supratot iš mano pranešimo, visiems būtina turėti gerai veikiančią informacinę imuninę sistemą. Informaciniai pranešimai turi veikti kartu. Na, šaltinius jūs puikiai žinote. Tai šitie laiškanešiai, kurie keliauja nuo vienos imuninės ląstelės, tos informacinės transfer faktoriaus molekulės, peptidai šitie yra labai labai svarbios. Na ir šitą skaidrę puikiai žinote, turbūt matėte, kad tai yra informuoja, nuramina, sunaikina, visą tai daro mūsų imunitetas. Tai kam svarbu vartoti transfer faktorius? Einu į pabaigą. Kūdikiams ir vaikams. Nes kūdikių ir vaikų 90% limfocitų yra vadinami naivieji limfocitai, kurie yra neapmokyti. O norint kelti jų organizmo IQ, imuninės sistemos IQ, taip reikia gero mokytojo. O tai yra transfer faktoriai. Taip, kad mūsų vaikai augtų sveiki ir laimingi. Moterims mes per gyvenimą turim labai daug skirtingų hormoninių pokyčių. Ir jeigu jūs norit, kad turėtumėt gerą, veikiančią, tvarkingą imuninę sistemą, tai dabar neskaitysiu, bet jūs galėsit pasižiūrėti įrašą ir pasiskaityti. Išrašiau labai daug, kodėl ir jūs galėsit pritaikyti kiekvieną šitą punktą atskiram savo klientui. Taip, tai yra ir uždegimų prevencija, ir odai, ir imuninė sistema ir panašiai. Toliau vyrams yra būtina ir vėlgi jūs galėsit pasiskaityti, kodėl. Todėl, kad vyrai turi kitokius dalykus ir pavyzdžiui, kada tyria mokslininkai, kaip imuninės sistemos tam pačiam virusui veikia vyrų ir moterų skirtinga dėl mūsų skirtingos savybių, taip, hormoninių savybių, hormoninės sistemos, mes skirtingai reaguojam, taip. Ir labai labai svarbu mums amžėjant, todėl kad jeigu jūs pasižiūrėsit, mūsų kariuomenė silpsta. Mūsų visa kariuomenė važiuoja žemyn ir amžėjimas yra laikomas lėtiniu uždegimu, todėl transfer faktorių vartojimas, galima sakyti, organizmo jauninimas ir tas supresinis poveikis, kad neišsivystytų autoimunės ligos. Ir galima sakyti, kad paskutinė skaidrė, taip, kodėl jinai nepersijungia. Taip, 3 buteliukuose, apie kurias kalbės mūsų nuostabioji Rastelė, papasakos, kad štai šitie 3 buteliukai su transfer faktorium, tai yra aukso vertės
informacinės molekulės jūsų kūno ląstelėms. Tai labai ačiū uždėmesi. Paskutinė skaidrė turėjo būti su 3 buteliukais, bet kažko užstrigo. Bet parodys Rasa. Taigi labai ačiū.